Gruodžio 12 dienos trečiadienio laidoje matysite. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė 7-ąjį kalendorių Dievo angelai – mūsų sargai. Ugniagesiai ragina saugiai elgtis su pirotechnika. Klubo Mano namai kūrėjai kvietė kėdainiečius į kalėdinę mugę. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė jau 7-ąjį kalendorių. Ankstesniųjų metų kalendoriai buvo skirti Lietuvos bažnyčioms, o 2013 metų angelams. Dievo angelai – mūsų sargai. Trokštame, kad iš tiesų kiekvieno žmogaus angelas sargas lydėtų žmogų gyvenimo kelionėje. Na ir mes susidraugautume su angelais. Kada mes einame bažnyčią, paprastai mes žvelgiame į švenčiausiąjį sakramentą, į tabernakulį, į kryžių, bet ne visuomet kartais pakeliam galvas aukštyn, o kiek yra labai daug grožio bažnyčiose, ypatingai viršutinėje altoriaus dalyje, skliautuose, glorija, kitose momentuose, kur angelai labai reikšmingai šviečia ir spinduliuoja, trokšdami pasakyti, kad jie dalyvauja viešpaties meilės kūrybos darbe. Ir aš tai pasidomėjau šventajame rašte, paminėta žodis angelas 220 kartų. Tai yra labai įdomu ir kokią didelę reikšmę turi angelai mūsų gyvenime. Kalendorių bus galima įsigyti Švento Juozapo parapijos raštinėje. Ten pat bus galima susipažinti ir su naujaja vyskupo Eugenijaus Bartulio knyga Evangelija kasdien. Mūsų jau užbaigta 5 dalių, 5 knygų rinkinį Evangelija kasdien. Tai mūsų troškimas yra, kad Evangelija, ta geroji naujiena, pasiektų kiekvieną šeimą, kiekvieną žmogų. Kada mes dalyvaujam bažnyčiai, kiekvieną dieną bažnyčioje yra skaitoma Evangelija. Ir ta Evangelija yra skaitoma ta pati visame pasaulyje. Todėl mes trokštame, kad kiekvienoj šeimoje būtų šis rinkinys ir iliustruotas nuotraukomis šventos žemės. Vienoje pusėje knygos puslapyje viename yra Evangelija, o kitame puslapyje šalia Evangelijos yra nuotrauka iš šventos žemės ir pritaikyta prie to teksto. Tai čia yra labai didelis darbas ir kelių metų darbas ir jau šiemet užbaigiame ir norim, kad žmonės įsigytų ir galėtų visą laiką būti šeimoje atversta šitą knygą. Jos užversti negalima. Visą dieną turi kalbėti mums viešpats meilės kalba. Nes mums daug kas kalba, ir televizija, ir žurnalai, ir laikraščiai, ir žmonės, bet kartais viešpats labai tyliai mus prabyla. Dėl to norim šiais tikėjimo metais, kad viešpats į mus gyviau prakalbėtų ir visa šeima iš ryto perskaito, eina į darbus ir rūpesčius, o vakare vėl aptaria šeimoje, ką viešpats mums sako ir kaip mes gyvename šių žodžių šviesoje. Artėjant naujųjų metų šventei, ugniagesiai gelbėtojai ragina gyventojus saugiai elgtis su pirotechnika. Taip, gruodžio mėnuo yra toks gražių švenčių laukimo metas, laukiame šventų kalėdų, laukiame naujųjų metų sutikimo, kokios šventės be fejerverkų. Tuomet mes tokiu laiku kreipiamės į gyventojus ir norime tiesiog informuoti, gal ne tiek naujos informacijos suteikti, kiek priminti kiekvienais metais apie saugų pirotechnikos naudojimą. Jau į mūsų įstaigą ateina prekybininkai, kuriems reikalingi vienkartiniai leidimai dėl pirotechnikos priemonių prekybos. Taip pat visiems yra žinoma, kad prekybos vietose turi būti nedegus audeklas, turi būti gesintuvas, kad pirotechninės priemonės nebūtų su pažeistomis pakuotėmis ir daugelį kitų reikalavimų. Tai prekyba vyksta nuo gruodžio 20 iki sausio 15 dienos. Na ir norime, kad šitų taisyklių prekybininkai iš tiesų laikytųsi. Toliau norime atkreipti pačių gyventojų dėmesį, kad laikytųsi visų atsargumo priemonių, kad tos šventės neatneštų nelaimių, kad negalima sprogdinti
petardų, fejerverkų prie mokymo įstaigų, prie ligoninių. Negalima prie pastatų, automobilių nukreipti į žmogų. Gyventojams primenama nepirkti pirotechnikos priemonių turgavietėse, nenaudoti savadarbių pirotechnikos gaminių ir nebandyti jų pasigaminti. Jeigu pirotechninis gaminys neiššovė, nesiartinkite prie jo bent 50 minučių. Nebandykite jo ardyti ar uždegti iš naujo. Na ir šitos visos priemonės, jeigu laikysimės, tai man atrodo, kad tikrai ir išvengsime tų nelaimių, nors žinome, kad nemažai juk žmonių patiria traumas dėl neteisingo panaudojimo tų pirotechninių priemonių. Kreiptis į tėvelius, kad prižiūrėtų vaikus ir neleistų vieniems vaikams pirkti pirotechninių priemonių, išdykauti su jom, nes tai yra pavojinga. Žmonėm, kad pirktų specializuotose įstaigose, nepirktų turgavietėse arba kitose neleistinose savivaldybės nepriskirtose vietose. Na, o baudos, jeigu kreiptis į visus žmonės, suaugusius žmonės, tai yra nuo 50 iki 100 litų. Taip pat negalima sprogdinti nuo 22 valandos iki 8 ryto, išskyrus švenčių dienas. Taip, kad paprastais savaitgaliais ir jeigu nėra jokių švenčių, tai jau yra traktuojamas kaip pažeidimas. Vilainiuose jau ne pirmus metus įsikūręs klubas Mano namai šiais metais atidarė idėjų studiją, kurioje 30 mūsų rajono moterų ir vienas vyriškis iš paprastų medžiagų kuria ypatingus daiktus. Čia ateina moteris su savo idėjom, dalinasi noriai ir moko kiekviena savo amato paslapčių. Klubas Kėdainių rajono Mano namai antrą kartą organizuoja Daugiakultūriame centre idėjų studijos mugę šventinę, pasitinkant šventes. Kaip matėte, mūsų studijoje dalyvauja ir vienas vyras, kuris daro puikius odos gaminius, o šiaip moteris daro labai įvairius darbus, tiek pasipuošimui, tiek namų interjerui, tiek ir buičiai. Pirkėjai domisi. Be abejo, nes kadangi renginio metu veikia kūrybinės dirbtuvėlės, kur moteris rodo, kaip gamina savo darbelius. Pasiteisino tas dalykas, kadangi mums tikrai negaila savo idėjas perteikti žmonėms, nes tuo labiau jeigu patinka, jeigu domisi, tai pabandys pats daryti, o ko nors nesupras, ateis pas mus toliau pasitobulinti. Kalėdinėje mugėje buvo galima įsigyti pačių įvairiausių rankų darbo kūrinių. Tiskuniškė Vida Vancevičienė džiugino moteris sagėmis ir puriais nertais šalikais. Kadangi daug metų priklausau klubui Mano namai, iš tikrųjų čia yra šitas klubas. Klubas čia organizuoja parodą ir vyksta užsiėmimai Vilainiuose ir mes nusprendėm, kiekvienais metais darom čia parodas. Nusprendė. Jum kokie įdomiausi suvenyrai? Kuriuos gaminti įdomiausia, kurie arčiausia širdie? Iš tikrųjų, kaip pasirenki pagal savo norą, pagal savo sugebėjimus. Man tai iš tikrųjų, ką aš pati darau. Darau papuošalus, tai yra darau gėles, moteriškam pasipuošti, prie suknelių, užuolaidom pasikabinti. Mezgu šalikus iš macheros, labai gražius, tai va, priimu sakymus. Ar labai populiarų šiandien, ar moteris domisi? Taip, prieš šventės labai domisi tom gėlytėm, nes tai iš tikrųjų papuošalas yra. O šiaip normaliai, pamatysi, čia labai daug gražių visokių darbų. Milda liko ištikima dekupažui. Menininkė ne tik siūlė įsigyti savo sukurtų darbų, bet ir noriai mokė visus norinčius išmokti šios technikos. Šiais metais, būtent aš ir šitoj parodoje, aš pristatau būtent tik tai dekupažą. Nemaišau kitų technikų, nes pakankamai rodo kitų technikų mano kolegės, tai aš pristatau tik dekupažą ir kaip jį galima visur panaudoti, ir ant audinio, ir ant medinio pagrindo. Labai nuoširdžiai dalinatės patarimais, parodot, kaip pasigaminti, negaila? Ne kiek negaila. Būtent šita prieš kalėdinė tokia mūsų mugė,
kaip pernai mes dalyvavom Kaziuko mugėje, tai žmogus daugiau pirko mano jau pagamintą daiktą, negu mokėsi padaryti pats. O šiandien labai aktyviai visi gaminasi patys. Tai parodo tą techniką klijavimą ant audinio, labai daug kas domėjosi ir darysis patys. Tarp moterų neprapuolė ir vienintelis nagingas vyras. Stebiu, kaip dirba bendruomenės centre, man labai patiko ten jų darbai. Žiūrėjau, prisitaikiau, prisiderinau ir pabandžiau aš, ir pavyko. Tai dabar pradėjom lankyti idėjų studiją, jau daugiau kaip pusę metų lankom. Domimės tuo, žiūrim, įdomių darbų yra, labai moterys gražiai dirba, tiesiog patraukė. Jums kokios įdomiausios medžiagos, su kokiomis dirbat? Aš pagrindė dirbu su oda. Ketvirtadienio rinkos aikštėje skaitykite rašinį. Kėdainiuose neliks greitosios medicinos pagalbos dispečerių. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras informuoja, kad nuo šių metų gruodžio 17 dienos šio centro greitosios medicinos pagalbos skyrius prisijungė prie Kauno miesto greitosios pagalbos stoties dispečerinės. Ši reforma yra sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos dispečerinių reformos dalis, o prijungimo tikslas – centralizuoti dispečerinės paslaugas teikiančias įstaigas visoje šalyje. Publikacijoje šventinis stalas bus gausesnis, o dovanoms neišlaidaus rašoma, kad šalies rajonų gyventojai šiemet šventų kalėdų dovanoms neišlaidaus, tačiau daugiau lėšų skirs šventinio stalo vaišėms, nes tai leidžia šiek tiek pagerėjusi ekonominė situacija. Straipsnyje artėja šventinių pokšėjimų metas, analizuojama šiuo metu aktuali pirotechnikos gaminių pardavimo tema. Ketvirtadienio numeryje taip pat rasite kriminalinės naujienas ir krašto žinias apie naująjį neįgaliųjų draugijos pirmininką Dubosą, prekybą kalėdinėmis eglutėmis, Kėdainietį tapusi vienu iš 10 geriausių šalies kūno kultūros mokytojų. Prenumeruokite didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Ketvirtadienio Kėdainių garsas praneša, greitukę išsikviesti tik paskambinę į Kauną. Kėdainių greitosios pagalbos medikai prijungti prie Kauno dispečerinės stoties. Kokią įtaką tai turės ligonėms? Ne ką mažiau įdomi tema ir apie verslius kėdainiečius. Batų namai rado naują nišą. Dabar batus bet kur Lietuvoje bus galima susitaisyti, net neišėjus iš namų ar biuro. Kaip tai įmanoma, sužinosite skaitydami Kėdainių garsą. Laikraštėje pateikiama ir labai įdomi Kėdainių rajono sėkmės formulės analizė. Kieno nuopelnas, kad šis rajonas pripažintas 4 iš 53 šalies rajonų. Taip pat skaitydami ilgamžiškiausią Kėdainių rajono laikraštį sužinosite, kad Čiukiškių kaime išniekintas senkapis, kad vicemerė Nijolė Naujokienė visai Lietuvai pristatė Kėdainių patirtį, daug kitų įdomių žinių ir tai, kaip pasiruošti artėjančioms kalėdoms. Gražiausias metų šventes Kėdainių garsas pasitinka su įspūdingomis dovanomis savo skaitytojams. Užsiprenumeravusieji šį laikraštį 2013 metams dalyvauja loterijoje, kurioje galima laimėti 200 litų dovanų kuponą apsipirkti prekybos centre Senukai, 100 litų dovanų kuponą apsipirkti parduotuvėje Ausuva, dirbtuvėse Batų namai, 90 litų vertės Lietuvos ryto šeštadieninė prenumerata pusmečiui, 80 litų vertės Burnoje tirpstantį Dalis Draudvilienė Šlapabiržė Šakotį, 3 kuponus po 50 litų apsipirkti knyginė Pegazas, 50 litų dovanų kuponą grožio paslaugoms Liepų tako grožio studijoje ir net 6 kuponus po 50 litų apsipirkti bet kurioje Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvėje. Prenumeruok, laimėk, skaityk ir kaimynui pasakyk. Dirbote užsienyje? Nepamirškite susigrąžinti mokesčių.